Panevėžio Ekranas A lygos antrąją pusę pasitinka su kardinaliais pokyčiais. Per Liepos mėnesio pertrauką mėlynai raudonųjų gretas paliko būrys ekraniečių. Tai Rytis Pilotas, Edvinas Geldvainis, Edgaras Baranauskas, Kornelijus Timofejevas, Džiugas Petrauskas, Lukas Narbutas bei fizinio rengimo treneris Renaldui Paragyrė. Komandą papildė gynėjas Paulius Daukša, vartininkas Marius Sulaitis, prie ekipos prisijungė ir 3 brazilai. Be to, ekipoje artimiausiu metu bus ir daugiau naujokų. Artimiausias Ekrano startas Alytuje. Liepos 27 dieną ekraniečiai susitiks su Alytaus Dainavos ekipa. Rugpjūčio 3 dieną namuose mėlynai raudoni priims Klaipėdos Granito komandą.